Visiems puikiai pažįstamas Alfas Ivanauskas, na, o jis pasirodo esantis pačios Kakės Makės bičiulius. Ir ne šiaip bičiulis, gal greičiau patikėtinis, nes būtent jis yra Kakės Makės virtuvės paslapčių knygos bendraautorius. Sveiki, Alfai. Labas. Rytas norėjau sakyti, bet labą dieną. Jau tokia kaip ir pietus. Alfai, kokį maistą ar patiekalą jūs atsimenat kaip savo vaikystės vinį? Geras klausimas, bet turbūt aš atsimenu pirmą, kurį pagaminau ir kuris buvo netoks sėkmingas, tai yra kepti agurkai. Ir su nuostaba tokie visi sako, kaip kepti agurkai. O kitas turbūt obuolių pyragas. O kaip šovė ta mintis iškepti agurką? Iš tikrųjų niekada nebandžiau, gal jisai puikiai kepamas dalykas. Jau dabar, kai man jau 39, aš supratau, kad yra keletą tikrai labai skanių keptų agurkų gaminimo būdų, bet vaikystėje aš tiesiog paėmiau keptuvę, supjauščiau agurką ir pakepiau ant aliejaus, pasodinau mamą ir sakau, nu va, galim valgyti ir valgau ir sugalvoju, kokia nesąmonė, bet mama tuo metu sako, viskas bus gerai. Dabar neskanu, gal bus kažkada tai skanu. Kaip Jūs manot, ką šeimai, vaikams, ką gali duoti gaminimas kartu, ragavimas kartu, tas laikas prie stalo? Tai aš manau, kad labai daug ką duoda. Tai vat mano turbūt pavyzdys, aš turbūt savo tėveliam noriu perduoti irgi linkėjimus, kad neuždraudžiama. Nes labai daug tėvų sako, kad tu geriau neik į tą virtuvę, nes žino, kaip būna po virtuvėje po vaikų apsilankimo. Ne? Po manęs ne ką geriau. Na, tai, bet būna, žinot, reikia tada susiderinti tam tikrus patiekalus, nes yra vieni patiekalai, pavyzdžiui, jeigu su miltais patiekalai, tai taip, gali būti labai daug negražių ir nešvarių dalykų. Bet yra tam tikri patiekalai, kurie lengvai pagaminami, greitai pagaminami ir tikrai nieks neištelioja ten tos virtuvės. Bet jeigu jūs norite, kad jūsų vaikas kažkada tai jums į lovą atneštų pusryčius, po to jums padengtų stalą ir vakarienę ir pietum, reikia truputį investuoti šitą visą dalyką. Tai ar aš gerai suprantu, kad šita knyga būtent ir duos idėjų ir padės pasiekti tai, kad tas vaikas tos pusryčius atneštų? Taip, tai būtent tai yra kelrodė žvaigždė ir tas bilietas. Tai jeigu manęs tėvai labai dažnai klausinėdavo, tai kaip padaryti, kad mano vaikas pradėtų gaminti, tai vat mano tikslas buvo sukurti tokią knygą, kad vaikas pamatytų tą patiekalą ir norėtų užsimanytų jį pagaminti. Pasigaminti ir pats, ir po to pagaminti savo artimiesiems. Todėl, kad čia yra tokių crazy įvairiausių receptų, aš stengiausi įdėti, kad vaikas iškart, o geras, valgomas sniegas, taip, ir jis gali būti arba rožinis, arba baltas. Taip pat įvairiausi ledai, be kurių neįsivaizduojamas turbūt nei vienas vaiko paros metų laikas. Tada valgomas popierius, pavyzdžiui, galima pasigaminti valgomą popierių ir jis visiškai yra sveikas, natūralus iš vaisių ir uogų. Tai tiesiog yra tam tikrai triukai, kuriuos aš rodau, kaip galima pasidaryti viską labai labai lengvai ir paprastai namuose. Iš kur jūs pats sugalvojat šitą ir valgomą sniegą, ir valgomą popierių? Aš gaminti labai mėgstu, valgyti labai mėgstu, bet sniegą aš tai nedarau. Aš galvoju iš karto turbūt apie savo vaikystę ir aš norėjau sukurti tokią knygą, kurios aš pats neturėjau, bet apie kurią gal svajojau ir norėjau, kad būtent kada užaugsiu, na, tai jau tikiuosi jau užaugau, norėjau padovanoti visiems vaikam, kad jie turėtų galimybę būtent eksperimentuoti virtuvėje ir atrasti kažkokius įdomius dalykus. Todėl, kad turbūt vaiko nesužavėsi tiesiog pasakęs, kad einam gaminti keptą vištieną, ne? Bet jeigu tu pasakysi, kad einam gaminti valgomą sniegą, reikės tik tai 2 arba 3 ingredientų ir mes nesujauksime visiškai virtuvės ir tai padarysime tik per 5 minutės, manau, kad iškart visi norės vaikai gaminti ir dar kartą kartoti. Aš manau, su tuo nesujauksime virtuvės, tai čia visos mamos dabar ant blakstienų ir sako, aš irgi norėčiau, nes turėtų dominti pati idėja. Taip. Alfai, ar aš teisingai suprantu, kad šita knyga yra ne tik apie pažintį su maistu ir jo gamybą, bet yra apie kūrybiškumą? Taip, vienareikšmiškai, nes mano tikslas buvo, kad vaikas pabandęs pagaminti vieną ar kitą patiekalą, jis atrastų būdų, kaip kitą kartą pagaminti dar kažkokį kitokį ar improvizuoti. Tai tiesiog šita knyga turbūt skatina vaiko lavinti lakesnę vaizduotę, atsipalaidavimą, pasitikėjimą savimi, todėl kad, žinot, aš turiu labai gerą tokią frazę, kad kai moki gaminti, gali valgyti tai, ką nori, o ne tai, kas yra. Aš atsimenu savo vaikystę, kad labai daug mano ir klasiokų, ir draugų
eidavo pas mane po mokyklos, o kartais pasakysiu, kad mes neįdavom į pamokas tam, kad aš galėčiau iš tam tikrų žurnalų užsienietiškų, kuriuos esu gavęs dovanų, pagaminti tam tikrą tortą arba piragą, dėl to, kad neturiu laiko visą parą, tai kartais mes nenueidavom į kokią nors netokią svarbią pamoką ir gamindavom tiesiog namuose. Tai aš manau, kad tai yra galimybė irgi bendruomeniai su savo draugais turėti labai gerą praleidimo laiką ir lakę fantaziją. O jums yra tekę girdėti tų anekdotų, tokių pasakojimų apie žmonės, dažniausiai apie vyrus, jeigu iš tikrųjų taip jau kalbant, kurie, tarkim, yra 18, 20, 25, kai kurie net vyresni ir sako, nu va, net sumuštinę susitapti nemoka. Nu, aš dabar galėčiau pasakyti daug įvairiausių ir apie antrasis pusės, būtent moteriškas, kurios sako, kad dieve, ne, virtuvė nieko, bet mano vyras sako, kaip gamina. Tai aš manyčiau, kad yra labai daug tokių pavyzdžių, kur matau, kad ir labai nemėgsta gaminti tiek vyrai, tiek moteris. Bet lygiai taip pat mano rate yra labai nuostabiai gaminančių tiek vyrų ir moterų ir lygiai taip pat man užsidega tiesiog akis, kai aš matau gaminančius vaikus. Aš tiesiog noriu sakyti, kad va tie anekdotų personažai, jie tikriausiai šitos knygos neturėjo. Tai... Neturėjo, bet aš dar kartą turbūt sakau, kad šeimoje mes turime patys rodyti vaikam pavyzdį, nes kai mes patys rodom savo pavyzdžių, kad ten atnešam antrai pusė gėlių, kad kažkur tai vakariniavom, kad kažkur padengiame gražiai stalą, kad kažkur išeiname į kažkokį tai ant žolės padarome iškilą. Tai kai vaikai tą mato, tai jie turi pavyzdį ir supratimą, kaip tai reikia daryti ir kodėl mes visą tai darome. O jeigu mes neturime ir nerodome pavyzdį, tai aišku, bus labai sudėtinga atrasti tą raktą į kulinarinį pasaulį vaikui, bet su šitą knygą įmanoma. Tai dar turime tą trumpą minutę, aš grįšiu prie pokalbio pradžios, jūs užsiminėte apie tą obuolių pyragą, aš jau valgyti noriu, jau pietus, tai papasakokit plačiau, kas ten buvo per kepinys, pabaigai. Jo, labai paprastas kepinys ir aš iki šiol jį prisimenu ir karts nuo karto pagaminu, tai tiesiog stambiai reikia supjaustyti obuolius, tada yra 3 kiaušiniai, tada šlakelis pieno, šlakelis lydyto sviesto, miltų, kepimo miltelio, tiesiog tokia kaip biskvitinė tešalą tu pagamini, bet jos pagamini nedaug ir labai apvolioju tos obuolius. Ir kepi ir gaunasi toks labai purus pyragas, kuriame daug kremiškų tokių keptų obuolių viduj ir galite patiekti su vaniliniais ledais. O kepa dar tokį, ar dabar jau tik mandresni ir įmantresni? Ne, mano apskritai virtuvė ir kas mano stebi laidas ir knygas skaito, žino, kad man patinka įdomus deriniai, bet aš mėgstu virtuvėje praleisti kuo mažiau laiko. Aš mėgstu, kad tai būtų labai greita, bet labai įdomiai, originaliai ir kažkaip kitaip. Tai aš manau, kad mes pakviesim gaminti kartu su Kakės Makės ir Alfo Ivanausko knyga.